Tai, kuo užsiima Antonas, ko gero lengviausia būtų pavadinti manipuliavimu. Nu tikrai tu sugebi apgauti labai sklandžiai ir tai žiauriai smagu. Labiau linksmina negu apgaudinėjau, nes kai apgauna, tai žmonės kažką praranda. Po mano pasirodymų tik gauna teigiamų emocijų. Antonas ir pats po kiekvieno triuko atrodo naiviai nustebęs. Galbūt tai ir paperka. Su jumis labai įdomu, jūs šiaip turit labai gražaus sveiko humoro. Nors ir nemėgdamas dirbtinai kuriamos mistikos, Antonas vis tiek kuria iliuziją. Ir jei, sakysim, ta iliuzija trunka minutę, tai 10 sekundžių tai yra stebuklas, o 50 sekundžių tai yra pasiruošimas stebuklui. Ir tą pasiruošimą jis užpildo taip, kad publika juokiasi, linksi galvomis, po to jomis kraipo, o dar vėliau prapliumpa audringais plojimais. Iš kur jūs velniukštai žinot šiandien? Dar mokykloje Antonas žibėjo kaip fizikas. Jam iki dabar maga išsiaiškinti, kaip kas veikia. Tačiau, ko gero, svarbiausio atradimu jam tapo šypsenos fenomenas. Labai įkvėpė mane tokia situacija, bobutė buvo. Aš taip pažiūrėjau, galvojau, gal jau 40 metų nesišypso. Ir kažką jai parodžiau ir taip pradėjau džiaugtis kaip vaikas. Ir aš pagalvojau, man tai nieko nekainavo ir jai tai nieko nekainavo. Taip Antonas atrado save kaip gerosios emocijos nešėja. O dėl kainos? Net ir jeigu aš laimėsiu talentus, tai aš piniginę tikrai nedėčiau. Patys matot, tikriausiai investuočiau į savo meną. Tądien jis rodos pats pritraukė tūkstančius už jį balsavusiųjų ir jau tą pat akimirką žinojo, kad superfinale tikrai negalės kartoti jokių senų triukų. Čia būtų tas pats, kaip išeiti ir antrą kartą papasakot tą patį anekdotą. Aišku, bus naujas pasirodymas. Labas vakaras, draugai. Šito pasirodymu aš noriu pademonstruoti jums, kad talentui nebūtinas gražus kostiumas arba kažkokia scena. Aš noriu įkvėpti jūs, tiesiog nekreip dėmesio į visokias dekoracijas, o tobulint savo talentą, kas bebūtų aplink. O įkvėpti aš noriu jūs ne žodžiais, o savo pasirodymu, todėl dar kartą labas vakaras. Sveiki, iš karto pradedam, pasakykit, ar matot čia kokią nors keistą kortą? Aš kol kas ne. Gal kol kas ne. Iš tikrųjų, džokeris yra labai keista korta, o kas žinot dėl ko? Nes jinai greičiausia. Nes džokeriai kartais skraido. Tu pažiūrėjai. Bet žinokit, keistų kortų mums nereikia, todėl ją geriau išnest. O reikia mums paprastos kortos. Rūta, paimkit, prašom, bet kokią. Bet kokią? Jo, bet kokią. Geriau, kad būtų daugiau baltos vietos jūsų užrašai. Paimkim šitą, man patinka. Gerai, tai paimkit savo ir parašykit čia savo banko kortelės PIN kodą. Jokauju, Rūta, man užteks Marijono, kurį turiu iš ano karto. Rūta, parašykit tikslų laiką, gerai? Tiesiog, kad niekas negalėtų pasakyti, jog mes buvom susitarę. Su sekundėm. Taip. Samo, niekad nemaniau, kad tu nepažįsti laiko. Samai, jeigu nesudėtinga, paprašysiu parodyti kamerą, nes šitoj vietoj tikrai bus abejonių, kad čia visi susitarė. Taip, kur ką dabar matai? Gerai, Rūta, dabar nerodysiu. Aš galiu matyti nieko baisaus. Aš dar noriu pristatyti štai tokią kortą. Tai yra mano laiminga korta. Korta likusi po svarbiausio pasirodymo mano gyvenime. Aš tiesiog tikiu, kad kai turiu ją su savim, man sekasi. Padėsiu čia. Marijau, prižiūrėkit, gerai? O Rūta, paprašysiu jūs, padėkit į vidurį. Gerai. Ir dabar bus labai greitas triukas. Jūsų korta jau mano kišeniai. Ne. Negalima. Reikia šiaip tikėti, bet aš galiu parodyti. Tavim negalima tikėti. Bet ar šita? Aišku, šita plojimai, kodėlgi stilit. Bet Marijau, jeigu jūs netikite, aš galiu parodyti normaliai. Jūs dabar aiškinsit, kad aš... Ne problema, bet šiaip reikia tikėti. Taip. Noriu sužinoti, kaip padariau.
čia yra specialios kelnės, žiūrėkit, galima tiesiog įtrinti. Ir dabar jūsų korta vėl kišeniai. Dar kartelį, dar kartelį. Tik kiek tai jūs čia turėtų? Rūta, dabar aš suteiksiu jums pilną kontrolę. Aišku, kad aš nežinojau nei kokia bus korta, nei koks bus parašas. Ir paprašysiu jūs savo ranką tiesiog įstumkit va taip į kaladės vidurį. Taip. Ja, jūs. Kur norit? Jo, normaliai. Taip, galim, jo, mes galim net įsitikinti, kad yra vidury. Wow, nes kartais žmonės abejoja, taip, mes akivaizdžiai matom, kad yra vidury. Taip. Ir reikės tik vieną kartą spraktelėti. Pabandykit. Bet mes pabandysim dar kartą, dar kartelį. Dabar samai, dabar jūsų eilė. Ką man padaryti? Irgi tiesiog va taip. Įkišti. Jo. Kažkur. Kur nori? Nu, va. Gerai. Dar kartelį. Nes Marijonas galvoja, kad nu čia yra truputį liūdna. Marijonas galvoja, kad nu, ta prasme, jis prisimena, kaip aną kartą šita korta atsirado kišeniai, taip, bet ne tik kišeniai, atsimenat, kai atsirado dar kai kur, kai atsirado piniginiai. Šitą atsimenat? Ta prasme, kaip atsirado ne korta, o mano žiedas. Tiek to, per daug kalbų. Rūta, pakelkit šitą buteliuką ir pastatykit ant kortos, gerai? Tik. Gerai, ir tai buvo atrankuose, Marijau, ten buvo iš tikrųjų ne korta, o žiedas, bet gal jūs prisiminat piniginę? Taip. Čia turiu ją su savim, pabandysim dar kartą. Rūta, pakelkit buteliuką, parodykit visiems kortą. Žiūrėk. Bet čia kai kas yra. Jinai išvarė. Jeigu jūs tik gerai atsimenat atranką, čia turėtų būti vokas. Bet ne šiaip vokas, o gerai užanspauduotas vokas, tikrai gerai užklijuotas. Patikrinkit, kad čia niekur nėra skylių, nieko keista. Taip, auditas patvirtina, kad čia nėra skylių. Taip. Viskas tvarkoja, jo? Taip, praplėškit. Galiu, tikrai? Taip. Čia bus Rūtos pin kodas, galiu. Galiu tikrai. Marijau, mes visi labai skubam. Čia drebo rankos, palaukit. Ten kažkas turėtų būti. Taip. Čia bus parašyta. Traukit. Aš iš durių. Eik, tu savo, ar tą užrašėt? Nu, taip. Taip, čia yra 5. Ačiū, čia labai daug stebėt. Aš pamačiau, kad Rūtai labai patiko, kai korta atsirado viršui. Pabandysim dar kartą, bet tokiom neįmanomom sąlygom. Jeigu mes padėsim kortą, kažkur arčiau vidurio. Ir aš tiesiog spraktelėsiu pirštais. Įmanoma, kad korta atsirastų viršui. Nelabai. Nes tu įkišai ją į vidurį. Man atrodo, kad visa kaladė yra prirašinėta, bet mes vieną kortą užrašė. Žinokit, dar kartelį, bet dabar aš pažymėsiu šitą kortą. Tai jau bus tikrai paskutinis kartas. Aš pažymėsiu šitą kortą ir dabar aiškiai matosi, kad korta yra lenkta, taip? Taip. Pabandom dar paskutinį kartą. Kaip? Rūta, ar tikrai tas parašas? Tikrai tas. Ar tikrai tas? Nu, tada man belieka tik padovanoti šitą kortą jums. Galbūt tai irgi bus jūsų laiminga korta, tik čia, matot, truputį lenkta, aš išteisinsiu. Nu, taip jau, būna labai jaudulys jau. Gal kita tiks kokia nors? Jau spėjau, kad tai surasim šitą kortą. Kita netiks, supratau. Ką jums pasiūlyt? Rūta, aš turiu dar vieną pasiūlymą. Jeigu aš padovanočiau jums savo laimingą kortą,
Normaliai būtų, jo? Jo. Marijau, jūs gerai čia prižiūrėjot viską, taip? Tu šakių nenuleidai. Nu, čia, žinot, toks kaip mažas seifas, galit, įsitikinti, čia labai toks, Ir aš... labai viskas patikimai. Rūta, aš dovanoju jums šitą vietoj tos suplėšytos kortos ir tikiuosi, kad šitą kortą padės jūsų norams išsipildyti. Tai dovanėlė jums. Nu, žalčiuk. Bet dabar, palaukit, tai dar ne viskas, Marijau. Jis išdūrė mus vėl. Dabar Marijus žiūri į tą kortą ir pavydį galvoja. Aš galvoju, kad aš tavęs nekenčiu. Marijau, aš supratau dėl ko, nes jūs galvojate, aš norėčiau, kad mano norai irgi išsipildytų. Jo? Žinoma. Bet korta viena, o jūsų 3. O gal jūs žinot, kas padeda išsipildyti 3 norams? Kas pildo 3 norus? Kalėdų senelis? Auksinė žuvelė? Auksinė žuvelė. Na, Samai, pabandysim kai ką. Opa. Čia geras. Eik, tu savo. Čia žuvis. Taigi, aš tikiuosi, kad šita žuvelė padės jūsų norams išsipildyti, o šita korta padės man laimėti. Ačiū jums. Anton Lavrentiev. Svarbiausia, kad žuvelė būtų tichės mineraliniam vandenį, jinai bus saugi, tiesa? Sauliau, jai ten labai gerai, jai geriau negu kažkur kitur, kur jinai buvo. Gal... O tu žinai, kaip vadinasi šita žuvis? Čia yra jūros gaidelis, ar kaip? Gaidelis. Tai tipo aš gaidelis. Samai, jūs klystat, tai yra žuvelė, tiesiog čia... Ne, tikrai aš bijau iš piršto, nes čia piranį. Taip. Tai gerai, kadangi jūs turit gaidelį, tai ir komentarėlį kokį nors. Aš galiu namoje parsinešti ir pamaitinti. Aišku. Žuvelę pamaitinti ar savo katiną? Galit dar vištelę jai surasti. Arba paprašykit, kad Antonas ją padidintų ir galėsite įsikepti vakare. Antonai, iš tikrųjų aš, žinai, sunku kalbėti, kai tave taip tiesiog prie akių taip išdurė, taip baisiai. Jautiesi, kaip tas gaidelis. Neliūdėk. Aš tai pasakyčiau, kad niekada gyvenime nebuvau taip maloniai apgauta ir išdurta, kaip tu sakai. Bet paskui pagalvoju, tai su kokiu talentu jis turėtų apgauti, pavyzdžiui, savo merginą. Ir, čia va buvo myluž, čia jau nebėra, jau nebegali pykti. Rūta, aš paprašyčiau šito nesakyti, nes jinai dabar žiūri ir geriau šitos temos nekelt. Meilužė, ta prasme, žiūri. Ne, aš niekada nenaudoju tokių triukų. Jis daug ką parneša namo. Meilėje jis nenaudoja triukų. Meilėje triukų nebūna. Va taip. Matot, vyras niekada neišduos kito vyro. Antonai, ar galėtum Marijui taip stebuklingai surasti žmoną? Čia taip. Tai va, kas važiuosi kalnus pasirodo. Tai dar žuvytės auksinės paprašyk. Nepyk. Marijau, jūsų komentaras. Aš jūs gelbėjau. Aš Marijų gelbėjau. Ačiū, kad tu perėmėjai tą temą. Aš nežinau, aš jaučiu tą patį, kaip, žinot, nei vienas iš mūsų nemėgstam būti kvailinami. Ir tai absoliučiai ką tik įvyko. Ir Antonai, aš pasakysiu, aš jaučiuosi toks pat liūdnas, kaip jaučiasi kiekvienas lietuvis, ką tik sumokėjęs mokesčius. Labai liūdna, tikrai. Baikit, iš tikrųjų tai paplokim šitam talentai. Mes seniai Lietuvoje neturėjom tokio charizmatiško ir talentingo iliuzionisto. Aš, pavyzdžiui, labai tau ploju, dėkoju ir džiaugiuosi, kad tu papuošiai taip pat mūsų talentus. Antonai, ačiū tau! Ačiū. O Antono numeris yra? Tai užrašytai.
Palaukit, turėjo būti užrašyta. Tai ką tu, nepasiruošęs Gal čia atėjai? užrašyta? Ne, neužrašyta. Tik tai ant mikrofono. Kažkur turėtų būti, palaukit. Ai, va. Ai, va. Jo, tik... Antono numeris yra 08. Balsuokite telefonu 1670. Balsuokite tik tai tada, kada bus tam skirtas laikas. 5 balsai už vieną pasirodymą. Ačiū, Antonai. Ačiū.